Antros dienos rytas. Randamės jau Kolorado. Ten va, kažkur tai yra Great Sand Dunes, kur dabar ir važiuosime, kažkur apie 10 mylių likę. Stovėjome tokioj va aikštelėje. Žmonės visai su mažytė mašina vakeliauja. Vėjuota, 9 laipsniai šilumos. Taip, nėra labai šilta. Merginos skaičiasi, taškosi. Čia va, iš Puterlento suko. Antanas gražinasi. Tokie vaizdai aplinkui. Įvažiavimas tenai va matosi, kur stovi kelios baltos mašinos, ten biškį daugiau pasigrūdę nuo kelio. Tai šiandienos planas judėti, aplankyti Great Sand Dunes ir judėti pakaitinti kaulus į Pagosą karštuosius šaltinius. Laukia turininga diena. Turisto pusryčiai. Tai kokie įspūdžiai po pirmos dienos? Jau po antros? Yra paklaus po nakties. Po nakties įspūdžiai. Nu, tai geras miegas. Čia liks už kadro. Kalnuose geras miegas, sakau. Blemba. Ja. Tai žinai, oro trūkumas. Ne, supranti, ne oro trūkumas. Vakar, vat, vis tik tai tas, kaip sakyt, vat, skystis padeda. Aš vakar padėjau galvą, sakau, ai, dar ką padėjau. Pažaidžiau šitą savo žaidimėlį. Kokį Candy Crush? Ne, blokų doko aš tą lošiu. Jau žiūriu tik tai viskas. Knap, tik telefoną iš šono, galvam pagalvės, kaput. Naktį tik jaučiu pro langą, tokia gaiva eina. Taip vėsų buvo, bajai. Bet taip gerai miegot. Nu jau. Nu, faktiškai pats negražiausias kelionės etapas Jau praėjo. pravažiuotas. Dabar bus gražu, pagaliau. Va čia vari yra Čikagos problema, kad kažkur tai dasigauti iki gražesnių vietų, viską tai 2 dienas turi paaukoti kažkur tai. Beveik į bet katrą pusę, kur bevažiuotum. Toks minusas. Yra minusų, yra pliusas. Amerika didelė, tai palauk, tai kai vakar važiuojam, šnekam, sakom, Europai važiuoja, tai kažkur kalnų pažiūrėti, tai kažkur tai lygumų kažką tai. O čia viskas vietoj. Čia viską pravažiuoja ir kalnus, ir stepės, ir beleką. Dar, kai važiuoju vasarą, jau Kanzasas ten padegė, viską va panašiai, va tokia plikynė, labai skiriasi, bet va, kai pavasarį, viskas žalia, viskas gražu, tas landšaftas beveik nesiskiria nuo lietuviško, tai toksai labai susilieja, žinai, toksai biški prailgsta. Nu gerai, skanaus. Skanaus. Pavalgysim, kad galėtumėm po smėlio kopą bėgioti. Tai kurgi mes važiuojam? Oi, ir kur mes? Ok, važiuojame į didžiąsias Kolorado kopas. Great Sand Dunes of Colorado. Kas ten slepiasi kažkur tai, bet tarp šitų kalnų. Dar 10 mylių, 14.
kur medžiai stovi. Nu, tai pasakyk, ką reik matyti, nu tai aš matau, aš net nežinau, ką reik pamatyti. Tai jūs kopų nematote? Jau kopas, tu ką žinau, kad jos čia. Kai važiuoji iš tolo, matos, tai toks biškino atrodo tos kopytės tokios, o dabar tai eik tu sau. Jo. Gal į kairę pavažiavo? Tai dabar iš reikia mums į kairę sukti, jau, kad atėjo kopas vėsuks. Dabar pats tas laikas, kol dar nekaršta, jeigu išeiti pavaikščioti. Pažiūrėkite, po dešinę du grožiai stovi. Tai kol filmuoji, negali nuotraukų daryti. Gal yra klausimas. Tai neišlipote, paglostėte? In 1,000 feet, turn left toward Medano Creek Road. Tai va čia tas Medano, kur mes atvažiavom. Aš šalia visai gaunas. Take the next left toward Medano Creek Road, then turn left. Ai, čia paskui galima juo važiuoti iki Visitor parko. Saitas, man atrodo. Čia ta picnic area, kaip sakė. Jo, tai Lietuva. Reikia sukti. Vienoj pusėj ten toliau sustot. Čia kaip dabar nelabai suprantu, čia galima parkuotis, tai čia rezervuota. Tai rezervuota autobusams. Observų trailer parking. Ar tai mes tokie? Nei tokie, nei Esam kaip tokie. lengvos mašinos. Atjudėjome į Great Sand Dunes. Ruošiamės eit pasivaikščioti. Štai toksai parking platas. Tai aš apie ką jum ir sakiau. Čia jeigu pastovi, žinai, va. Einam ten pasižiūrėsime. Nu jūs tai sušlapsite visi.
Čia dabar pačiu. Ir net nepatikėtum, kad va, prie kalnų tokios kopos, ne? Bet tai dabar aš galvoju, aišku, jis čia susiformavo. Taigi va tenai, matai va, kokia didžiulė, kaip pasakyti, nu, lyguma. Nu. Nu ir vėjas pučia, jisai kaip iš vakarų pusės Kalnai daugiau užstoja. eina ir supučia čia, žinai. Kalnai užstoja ir suneša. Nu. Nu jo. Vasara! Atostogos! Jeigu jie taip ilgai kuisis, tai reikės striukai dėtis.
komandos. Nu, Antanai. Eisi Snow Angel padaryti. Klausyk tave, kai pertrauks. Žinau, aš einu į mašiną. Tai kol jūs įsikuisite, tai žinai, aš ir trumpam sustojau Tai šoku. tu ištrauk greitai savo telefoną, selfie padaryk. Come pick me up, drag me from the shadows, babe. Give me your love, you'll be my escape. Come turn me on, key inside the engine, babe. Lead the way, it's okay. Front seat, calling shotgun, my lover. Driving through the city lights. Haunted by my past, I was certain, but now I see the signs. R.I.P. to the boys who never left me. R.I.P. to the heartbreak and the bullshit. R.I.P. to the boys who fucked me over. R.I.P. R.I.P. Take my hand, kiss me in the neon light. I want it bad, 'cause you love me right. I never thought that I could deserve this kind of love, but now I got you, my baby. Front seat, call it shotgun, my lover. Driving at the speed of light. Haunted by my fears, I was heading. I see my future now. R.I.P. to the boys who never left me. R.I.P. to the heartbreak and the bullshit. R.I.P. to the boys who fucked me over. R.I.P. R.I.P. We never thought I was enough, my baby. Kept me around 'cause I was fine, just crazy. Not really someone we could love, my baby. Then you came into my life. R.I.P. to the boys who never left me. R.I.P. to the heartbreak and the bullshit. R.I.P. to the boys who fucked me over. R.I.P. 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 to the boys who never left me. R.I.P. to the heartbreak and the bullshit. Tai va taip, paskilutė. Mes važiuojam tenai toli. Klausas prims. Krakliukas matosi, bėga. Mašiniukai nuo kalno leidžiant. Ten galima paeiti iki jo arčiau, jeigu norim.
duok biškį pravalyti šitą šlapą. Skaičias eis maudytis. Štai pabuvome karštuose šaltiniuose. Taip čia viskas atrodo. Tai yra geizeris, iš patro bėga vanduo. Ir paskui jį paskirsto. Ten va upė teka. Ir čia va pasėdėjome. Tenai va pabuvome pačioj. Geras 2 valandas pasikaitinom. Ir galvojom, kad bus gana, nes jau karšta. Nu. Antonėlį, pasakyk, kaip pailsėjai. Nu kaip naujai gimęs. Nu, Blemba kaifas, eiktas. toks kūnas lengvas. Nu iš vis, sakau, vienu momentu slūgas, sėdžiu atrą. Tada ralutį suveikė. Nu, apie tai nutylėsime, nes dar važiuoti reikės. Ne, tai čia buvo prieš 2 valandas gerą. Nu, prieš valandą gerą. Štai kažkada tenai su Evilė tam restorane valgėme, meksikonų. Čia Meksinos? Jo. Miestelis vadinasi Pagosa Springs.